išorinius faktorius kaltina nesubrendę vaikiški žmonės, kuriam gali būti 50 metų, bet jų mąstymas dar yra pasyvaus vaiko 10-mečio paauglio lygyje, kuris yra priklausomas nuo tėvų, nuo aplinkos, jis pats negali pinigų uždirbti ir taip toliau. Tai čia yra infantilizmas vadinamas, jeigu taip kalbėti dvasinio mokymo kalba. O subrendęs žmogus, jisai gali ir turi pats tapti atsakingu už tai, ne tik tai, ką jisai fiziškai daro, tarkime, kad jis negali ten mušti, pjauti, šaudyti žmonių aplink save, bet jis negali kalbėti blogų žodžių kitiems, linkėti kažko blogo kitiem. Ir kas yra visų įdomiausia, kad galų galiais net galvoti negali blogai, nors tai yra nematoma atrodo, bet iš tikrųjų mūsų mintis išduoda mūsų kūno kalba ir mūsų faktinis elgesys. Kiti žmonės, kurie, reiškia, subrendę patyrę žmonės, tą mato iš kūno kalbos, kad žmogus kažką blogo galvoja, kad jis turi kažkokių kėslų, kad jis įsitempęs ir taip toliau. Tai žmogus subrendęs, jisai turi suprast, kad aplinka iš viso ne prie ko, kad čia mes patys tą aplinką pasirinkom dėl kažkokių mūsų vidinių subjektyvių priežasčių. Bet galų gale visų svarbiausia yra apskritai, ką mes giliai galvojame ir kokie yra mūsų motyvai. Jie lemia viską, kas vyksta mūsų gyvenime. Mes atsakom 90% už mūsų impulsus iš vidaus arba galim pakeisti savyje, bet tik labai maža dalim, sakykime, simboliškai 10% mes galim kituose žmonėse kažką pakeisti. Bet pirmą vis tik turim su savim sutvarkyti.